Labadiena. Sveiki prisijungę, mano vardas Domas ir šiandien mes turėsime dar nepilną valandą pokalbio apie online reputaciją. Tiems, kurie jungiasi pirmą kartą, aš norėčiau priminti, kad kiekvieną trečiadienį mes turime mokymus tiems, kurie tik pradeda su interneto reputacijos valdymu. Ir mokymai prasideda nuo pagrindinių dalykų, temų, kurios mes paliesime šiandien, kas yra reputacija, kaip jinai veikia, kaip ją apsaugoti, kaip ją pagerinti. O kas antrą ketvirtadienį mes turime mokymus tiems, kurie nori truputį labiau pasigilinti į taktikas ir metodikas, kaip gerinti online reputaciją. Todėl kviečiu sekti mus YouTube kanale, paspausti tą subscribe mygtuką ir būti vieni iš pirmųjų, kurie bus informuoti apie naują turinį mūsų kanale. Taip pat užsiregistravę į mokymus, jūs žinote, kad jūs galite nebūtinai tuo metu prisijungti prie mūsų. Jeigu tuo metu atsirado kažkokie papildomi darbai, mes atsiųsime jums video įrašą mokymų po jų ir jūs galėsite juos paklausyti kiek vėliau, savo patogiu metu, galbūt važiuojant automobilyje ir panašiai, tam, kad sužinoti naujausias naujienas, ką mes čia darome, išradinėjame ir atradinėjame su online reputacijos valdymu. Taip pat šitas webinaras yra streaminamas YouTube kanale ir bus įdėtas į mūsų puslapį, tame pačiame puslapyje, kuriame jūs registravusitės, www.repsense.io, o uždėjęs /learn pamatysite daugiau video įrašų iš kitų seminarų ir renginių, kuriuose mes kalbame tiek angliškai, tiek lietuviškai. Šiandien reta proga yra pakalbėti lietuvių kalba, todėl man tai nedidelis iššūkis, tiesą sakant, pirmą kartą šią prezentaciją darysiu lietuvių kalba, taigi be kažkokių tai didesnių uždelsimų kviečiu judėti toliau. Ir prieš tai dar truputį mažą anonsą padaryti, kad šį mėnesį bus dar 2 mokymai, vienas iš jų vyks 25 dieną, 25 dieną mes kalbėsime apie strategijas ir praktikas, ir čia jau rodysime keletą keisų iš mūsų įrankio, kaip kompanijos, kurios patyrė problemų su savo reputacija, susitvarkė arba išėjo iš tos krizės ir kas liko po tos krizės, tai gana geras būdas analitiškai pamatyti, kas vyksta po to, kai įvyksta reputacijos nuopuolis. O 31 mėnesio dieną, paskutinę mėnesio dieną, aš kalbėsiu apie reputacijos ambicijas. Labai dažnai mes susidurime su ta situacija, kad ateina klientai ir jie sako, gerai, labai fainas įrankis, mes sugebėjom pamatuoti temperatūrą, ką mums daryti toliau. Tai mes su komanda sugalvojame labai naują gerą metodiką, kaip šalia tos pamatuotos temperatūros dar ir parašyti receptą, kuris yra veiksmų planas, ką daryti toliau, kad pasiekti savo tikslus su online reputacija, ir mes tai pavadiname reputacijos ambicija. Todėl kviečiu prisijungti 31 dieną, tai bus visiškai naujas turinys, kurio dar niekada nepristatinėjome anksčiau. O šiandien aš kaip visada norėčiau pradėti nuo klausimo, ar jūs sutiktumėt, kad jūsų reputacija gyvena Google paieškos laukelyje? Google aš čia naudoju kaip pavyzdį, tai gali būti bet kuri paieškos laukelis. Ir visą laiką žinau, kad geriausia pradėti istoriją nuo kažko asmeninio patyrimo, reiškia, kad tai labiau patiktų auditorijai. Ir aš papasakosiu vieną labai gerą įvykį mano gyvenime, arba mano reputaciją pakeitus įvykį mano gyvenime, kai aš ateinu į susitikimą su vienos reklamos agentūros vadovu, kalbėtis apie darbus, reklaminės kampanijas, klientus ir panašiai. Tačiau ruošdamasis tam susitikimui, kadangi tai yra pirmas susitikimas, kurį aš su juo turėsiu, aš bandau pasiieškoti informacijos apie internete. Aš išsitraukiu savo telefoną, įvedu jo vardą į pavardę ir tikiuosi kažką ten rasti. Ir dėja nerandu nieko. Aš jaučiuosi pažeidžiamas, eidamas į tą susitikimą, nes aš staiga nebeturiu tos, reiškia, galimybės žinoti, kas tai yra per žmogus, kuo jisai gyvena, galbūt jisai kažkokių turi bendrų užsiėmimų, hobių, pomėgių, kažkur, kur mes galėtume rasti bendrą temą, tam, kad galėtume rasti bendrų interesų. Žinot, kaip eini su mergina į kiną ir jums abiem patinkas filmas, reiškia, jūs patinkat vienas kitam, ar ne? Taigi, grįžtame gal prie istorijos. Ateinu šitą susitikimą ir aš jau pamiršęs, ką aš noriu pardavinėti, mano knieti vienintelis klausimas paklausti, kaip tu tai padarai, kodėl nėra nieko apie tave per tavo 20 metų darbo. Ir tas pokalbis įsirutuliojo labai linksmai, jis sako, ar tu negirdėjai apie Google GDPR ir Right to be Forgotten, kad tu gali paprašyti paieškos sistemų, kad nebūtų jose informacijos apie tave. Arba turinys, kuris yra
search results, SERPai dar vadinami, nebūtų asocijuojami su tavo vardu ir pavardėm. Aš įsidėmėjau tą susitikimą, bet nepriėmiau jokių aktyvių veiksmų vėliau. Kiek vėliau aš nutariau keisti darbo sritį ir atidaryti restoraną. Ir man buvo labai svarbu, kad žmonės, ieškodami internete mano vardo ir pavardės, rastų informaciją apie restoraną, kurį aš turiu. Tačiau restoranas nėra stebuklas, nėra atradimas. Mažai kas apie jį parašė, keletą naujienų portalų ir jie niekaip nepakildavo į pirmus Google rezultatus palyginus su mano ankstesnė veikla, mokymais, viešų kalbėjimų ir panašiai. Taigi aš nutariau padaryti tokį eksperimentą. Išsitrinti viską, kas buvo asocijuojama su manim, su mano pirminiam veiklom, tam, kad Google paieškos rezultatuose veikla susijusi su restoranu būtų aukštesnėse pozicijose. Man pavyko tai padaryti, aš užpildžiau keletą anketos formų, nurodžiau imidžus ir URL adresus, kurių nenoriu, kad būtų asocijuojami su mano vardu ir pavardė, ir Google'as panaikino šitos įrašus, kada ieškai Domas Vyšniauskas vardo ir pavardės. Tačiau atsitinko toksai dalykas. Mes su žmona priėmėm sprendimą skirtis ir aišku, tai reikėjo padaryti teisme ir žinoma, teismo posėdis buvo viešas, reiškia, priimtas nutarimas irgi buvo viešas. To pasiekoje informacija pateko į viešus šaltinius, kaip naujienų portalus, žmonės, Delfi, reiškia, Elrytas, nežinau, kitos naujienos, Klaipėdos diena, man atrodo, buvo vienas iš jų. Kągi, ir staiga mano Google paieškos rezultatai vėl pasikeitė, ar ne? Staiga viskas, kas buvo asocijuojama su manim, yra teismo sprendimas apie skyrybas. Dėja, vėl tai nelabai padeda restorano verslui, nežinau, gal tai galėtų būti irgi panaudojama kažkaip tikslingai, tačiau tos informacijos nesutiko pašalinti naujienų portalai, nes jinai jiems atrodė aktuali. Aš vėl galvojau kreiptis į Google ir paprašyti, reiškia, tą informaciją pašalinti. Tačiau mano nuostabai, po daug metų su Google produktais paaiškėjo, kad ne visa informacija gali būti pašalinta. Kadangi šiuo atveju informacija buvo susijusi su teismo sprendimu, tai ir informacija turėjo potencialą būti svarbi didesnė auditorijai ir būti vieša, ir dėl to ta informacija nebuvo pašalinta. Būtent, nes tai yra teismo sprendimas. Kągi, reikia imtis kažkokių taktikų, nes tiesą sakant, po to kiekvienas mano susitikimas, kiekvienas pokalbis, kada kažkas ateina su manim ir pasidaro tyrimą apie mane, viskas, ką jie randa, tai yra mano skyrybos. Ir reiškia, staiga viskas, už ką aš esu prisiminamas, tik tai skyrybos su mano antroje pusė. Taigi, nežinau, ar jūs sutiksite su šito klausimu, ar jūsų reputacija gyvena paieškos laukelyje, bet aš galiu jums patvirtinti, kad mano kurį laiką gyveno labiausiai ten. Ir jeigu kalbėti apie statistiką iš verslo pusės, kompanijos labai dažnai savo reputaciją susiję su savo verte. Prekės ženklo žinomumas, jau užimamas rinkos dydis, auditorijos pažįstamumas ir būna didžiausia prekės ženklo vertė. Tačiau kompanijos, netgi 4 iš 10 kompanijų, kurios patyrė sunkumų su savo reputacija, taip pat patyrė ir nuostolių pardavimuose. Tai reiškia, jų reputacija buvo tiesiogiai susijusi su jų apyvartomis. Vartotojai, netgi 86% vartotojų yra linkę mokėti daugiau arba pirkti prekę iš to tiekėjo, kuris turi gerą reputaciją. Tai reiškia, mes dažniausiai atlikdami kažkokį tai paiešką internete prieš pirkimo sprendimą, žiūrime, ar kompanija yra patikima, ar kokybiškas yra daiktas, ar paslauga bus suteikta ir panašiai. Ir kompanija su gera reputacija tikėtina tokiu atveju padarys daugiau pardavimų, kaip pavyzdžiui netgi 4 iš 5 pirkėjų, kurie atliko pasitikrinimą ir pasidomėjo kompaniją, iš kurios ketina pirkti, visgi priėmė sprendimą nepirkti iš tos kompanijos vien dėl to, kad jie turėjo prastą reputaciją. Judėkime toliau. Matom, kiek svarbi reputacija pardavimais, kiek jinai svarbi verslui ir kokią didelį įtaką šiandien tai daro mūsų verslui. Tačiau turėti reputaciją, ką tai reiškia? Turėti reputaciją reiškia būti prisimenama už kažką. Būti asocijuojamu su kažkokiu tai įvykiu, būti susietu su kažkokiu tai patirtimi, dažniausiai su kažkieno nuomonė, kuri bus išreikšta rašytinė forma ir pasiekiama kitiems. Jūs taip pat galit būti apibūdinamas ir žodžiais, pokalbiuose, reiškia pasitarimuose, word of mouth. Tačiau ta informacija, kuri bus išspausdinta, o ypatingai patalpinta internete, bus lengviausiai asocijuojama su jumis.
Ir žinot, istorijų mes žinome daug ir informacijos šiais laikais tikrai yra galybė. Jeigu pagalvoti apie tokį naujienų šaltinį kaip Šeštadienio Lietuvos rytas, kuris mano vaikystėje buvo, man atrodo, vienas laikraštis, kurį skaitė visi ir vienintelis informacijos šaltinis, tiesą sakant, iki tol, kol atsirado portalai, tai šiandien tas pats Ryto portalas, taip pat ir Delfi, ir 15 minučių, ir kiti naujienų portalai išspausdina šimtus naujienų, gal netgi tūkstančius naujienų per dieną. Tuo pačiu tos naujienos ateina per socialinius tinklus, per kitus kanalus, kažkas pasišerina žinutėmis, kažkokia informacija tampa diskutuojama, jinai patenka į pokalbių laidas, reiškia į televiziją. Tai yra informacijos galybė yra didžiausia ir labai dažnai, reiškia, ta informacijos fragmentacija, reiškia, ir šaltinių fragmentacija tampa sudėtinga netgi prisiminti, kas buvo originalus informacijos šaltinis, iš kur aš sužinojau tą istoriją, kas man ją pasakė. Ir kai šiandien man kažkas sako, žinai, čia kažkur skaičiau, kur skaitėjai? Tai vat, žmonės pamiršta ir užmarštis kartais gali veikti iš geros pusės, tai yra galbūt kažkokie yra reputacijos dalykai, kuriuos jūs norite, kad jį pamirštų ir tai gali būti naudinga. Tačiau bet kuriuo atveju norint, kad žmogus, kuris, reiškia, yra pamiršęs informacijos kažkokį tai dalyką, ieškodamas jos rastų tai, ko reikia, kompanijos ir prekių ženklai turi nuolat į eterį išleisti galybę naujos informacijos, dažniausiai tos, kuri yra tendencingai pateikiama, kaip apibūdinti jų produktą, gaunant gerus reviews ir dėl to reikia dirbti. Ir, žinot kaip, žmonės galbūt pamiršta, bet Google'as, dėja nepamirš. Ir dėl to su ta informacija reikia rasti kažkokių tai būdų kovoti. Ir tiesą sakant, čia yra labai įdomi teorija Daniel Wagner, susijusiu su to, kad žmonės nepasitikė savo asmeninę nuomonę. Jie klausia nuomonės kitų. Ir dažnai didesnės grupės žmonių yra pajėgios susidaryti tikslesnį nuomonę apie vieną kažkokį tai paslaugą arba dalyką arba patirtį, dėl to, kad tai yra didesnė ir patikimesnė grupė nuomonių, kuri yra surinkta. Ir būtent Daniel Wagner yra truputį pakeitęs kiek vėliau savo tą teoriją, kad atsiradus internetui ir duomenų bankams ir socialiniams tinklams, ir puslapiuose, kur tu gali palikti reviews, atsiliepimus apie produktą arba paslaugą arba kompaniją. Dabar tai tampa kolektyvinės atminties duomenų resursai, kur bet kas, turėdamas prieigą prie interneto ir prieigą prie paieškos sistemos, gali rasti informaciją apie tave ir iš to susidaryti reputaciją. Būtent šitas dalykas vadinasi transactive memory arba transaktyvi atmintis, kuri leidžia, reiškia, informaciją saugoti ne savo galvoje, užkraunant brangius gigabaitus, bet pasitelkiant bendrus informacijos šaltinius, kur informacija yra visą laiką pasiekiama per kelis mygtuko paspaudimus. Tai kai mes kalbame apie komunikaciją ir modelį, ant ko šiais laikais yra statoma komunikacija, mes turime įvertinti būtent tą PESO modelį, paid, owned, shared ir earned. PESO sutrumpinimas, jis gana populiarus ir daugiau metų naudojamas, kalbant apie tai, kad jeigu aš turiu kažkokią tai informaciją, kurią aš noriu paskleisti visuomenėje, ar ne? Pirmiausia, šaltiniai, kuriuos aš noriu išnaudoti, yra mano nuosavi kanalai. Mano svetainė, mano socialiniai tinklai, mano galbūt siunčiamas kažkokios tai naujienlaiškiai ar kita komunikacija, kuri padaroma, mano išėjimas, reiškia, į kažkokį tai eterį, YouTube kanalai, reiškia, video turinys dabar daug geriau žiūrimas negu skaitomas tekstas. Bet tai dažniausiai bus kanalai, kuriuos aš kontroliuoju ir dėl to jie vadinasi owned. Dabar, jeigu tas turinys taps įdomus kažkam, kažkas norės pridėti prie to savo nuomonę, kažkas pasidalins juo kažkur kitur, ne? Ir čia atsiranda, nežinau, santykiai su naujienų portalais, su publikacijomis, su laikraščiais, su spauda, kur žurnalistai, naudodamisi tavo situaciją arba tavo patalpintą informaciją ar naujienų pranešimą, iš to sukurs papildomą turinį, tai yra, reiškia, tavo earned media, ką tu dar susikūrei iš to turinio, kurį gali kontroliuoti pats. Tačiau šituo atveju tą turinį tu nebeutinai galėsi kontroliuoti, tu galėsi išreikšti savo nuomonę, tačiau turinį žurnalistai parašys tokį, kokį jie norės. Ir dažniausiai čia santykiai bus labai svarbus dalykas ir iš vis ar tavo nuomonė bus leista išreikšti, ar tiesiog tai bus aprašyta nuomonė be tavo sudalyvavimo tenai. Tavo shared media dažniausiai bus tas turinys, kurio pasidalina
kiti vartotojai. Ar ne? Ir dažnai socialiniuose tinkluose turinys, kuris tampa viral, jisai sprogsta eksponentiškai ir didelė žmonių dalis pamato tą turinį, dėl to šitas turinys labai greitai gauna tokį momentą ir pasiekia didesnės auditorijas, žiūrim per naktį, jau mes turime naują istoriją, kurią staiga visi kalba. Ir būtent čia labai svarbi dalis tampa ir turinio rinkodara, kada reiškia aplink tą žinutę arba tą triukšmą, kuris yra kūriamas viena ar kita tema, atsiranda galybė visokiausio turinio įvairiomis formomis ir skirtingose kanaluose. Ir aišku, tų, kurių tu nepasieksi organiškai, pirmus 3 kanalus, tu gali juos pasiekti mokėdamas už reklamą, mokėdamas už banerinės reklamas, straipsnius, skelbimus, reklamų paieškos sistemose, darbas su influenceriais, kažkokios tai outreach platformos, naujienlaiškių siuntimai, papildomi mokami ir panašiai, gavimas kažkokių tai duomenų bazių, per kurias pasieksi tikslinį auditoriją. Tai bus tavo paid kanalas, per kurį irgi tą informaciją galėsi išplėsti. Tačiau visose šituose kanaluose mes sukūrėme triukšmą. Ir nors kai kurie iš šitų kanalų turės tam tikrus matavimo rodiklius, kurie sakys, ar informacija pasiekia savo auditoriją ar ne, mes norėtume matuoti efektą visos šitos komunikacijos. Ir jeigu mes kalbame apie kažkokius tai dalykus, kur sukūrus tą triukšmą kažkas dar tą turinį įkels į internetą, ar ne, tikėtina, kad žmonės paveikti tos informacijos pradės tos informacijos ieškoti. Ir kai jie ieškos, svarbu bus, ar jie turi ką rasti. Tai jeigu mes turime didelį triukšmo kiekį sukurtą, ką mes norime matuoti čia, tai yra signalą, kurį kompanija siunčia per savo owned, paid, shared ir earned kanalus ir ar tos turinys atitinka tai, ko žmonės ieško. Ir čia aš noriu parodyti vieną skaidrę, kurioje pristatomas toksai NIIS modelis, NIIS, yra Noise, Impact, Interest ir Signal, kur labai dažnai kalbėdami su viešųjų ryšių agentūromis, su kompanijomis, kurios dirba su brand awareness, reiškias, ir įvaizdžio gerinimu, mes žinome, kad matuodami tą sukūrimą triukšmą mes turėsim keletą svarbių metrikų. Viena iš jų bus share of voice, metrika, kuri sako, kokią dalį eterio tu pasiemi palyginus su savo konkurentais, arba kokią dalį eterio tu pasiemi kažkokiam tai regione ar kažkokioje tai temoje, ar ne? Ir čia dar bus svarbu matuoti ir reachą, tai reiškia, kokią dalį auditorijos tu pasiekiai su savo komunikacija, tikėdamasis, kad dalį iš jų pavyks paveikti. Labai dažnai matavimasis čia tampa ir pinigais, tai yra kokio dydžio investicijos yra daromos į rinkodarą, palyginus su tavo konkurentų investicijomis į rinkodarą, bandant tai susijęti su rinkos dydžiu ir rinkos augimu. Ar investicija į share of voice tuo pačiu yra susijusi su rinkos augimu, reiškia, arba tavo procentinės dalies rinkoje augimu, tavo market share. Ir matuodami efektyvumą visų šitos kompanijos, labai dažnai mes matuosime tokius rodiklius, kurio jau bus susijęs su impact dalimi, tai engagementas. Ne? Ar žmonės, kuriems buvo rodomas mūsų turinys, jie naudojosi juo, ar skaitė, ar daskaitė, ar dažiūrėjo iki 3 video minutės, ar paspaudė like, ar pasidalino tai su savo kolegomis, ar uždėjo tenai kokį nors kitą emodžį, reiškia, ar parašė komentarą. Visa tai bus engagemento metrikos, tokios mini konversijos, kuris sakys, taip, šitas vartotojas šitą informaciją skaitė, o tas tiesiog praskrolino ir netkreipė ją dėmesio. Ne? Ir jeigu kažkas to turiniu dalinsis, arba rašys straipsnį apie tai, arba komentuos apie tai, ar repaustins tavo turinį su savo kažkokiu tai papildomų parašytų tekstų, ką dar mes matyt vertintume, tai sentimentą, tai yra, reiškia, kaip atsiliepiam apie tą informaciją, kaip tai paveikia auditoriją, ar jie sutinka su tą nuomonę, ar jie priešinasi tą nuomonę, ar jie juokiasi iš jos, ar jie paneigia, reiškia, ir nepritarė jai. Ir būtent tas sentimento matavimas bus labai, reiškia, paprastas būdas suprasti, ar informacija, kuri pasiekia vartotojus, paveikia juos taip, kaip mes tikėjomės juos paveikti. Tačiau labai dažnai mes susiduriam su tą situaciją, kad šita dalis yra matuojama, tačiau ta raudonoji dalis, reiškia, nėra matuojama. O tai yra susidomėjimas. Jeigu reiškia, mane paveikia kažkokia informacija, kuri man buvo įdomi, aš ją išgirdau, aš noriu veikti jos vedinas, ką darysiu aš dažniausiai? Aš dažniausiai ištrauksiu telefoną ir žiūrėsiu, pabandysiu atlikti paiešką.
paiešką susijusią su raktiniais žodžiais, kurią aš gavau iš to triukšmo, iš tos komunikacijos, kuri buvo atėję. Ir būtent paieškos augimas arba raktinių žodžių paieškos augimas tuo metu, kada yra vykdoma komunikacija, yra viena iš geriausių metrikų pamatuoti efektyvumą tos komunikacijos. Ar tai paskatino žmonės imtis aktyvių veiksmų ir ieškoti, reiškia, informacijos, kurią mes norėjome, kad jie paieškotų. Dar tai galima būtų pavadinti do your own research, ne? Bet tu sužinoji apie kažką, pasitikrink, ar tai yra tiesa. Ir netaip senai, reiškia, mano bičiuliai klausė rekomendacijų, kur važiuoti Britanijoje, Prancūzijoje, kur galėtų būti geras bangas surfinti. Reiškia, ir netyčia šalia prie gretimo stalo sėdėjo prancūzas, kuris yra iš to regiono. Ir jisai sako, žiūrėkit, geriausias bangos yra tame mieste. Ką mes darom? Mes pirmiausia, darom žemėlapį ir žiūrim, kur tas miestas, kas ten apie yra, reiškia, kas ten patalpinta, kokia informacija, kokios susisiekimo galimybės, skrydžiai, viešbučiai, apgyvendinimas, pliažai ir panašiai. Taigi, matuodami tą share of search, mes galim pasakyti, ar įvykdžius kažkokią tai komunikacijos kampaniją, paaugo būtent paieškų skaičius, kuris sakytų, kad, reiškia, kad informacija, apie kurią buvo komunikuojama, tapo labiau ieškoma ir labiau spaudžiama. Čia mes turime dar vieną produktą, tokį Discovery View, kuris yra susijęs su matavimu signalo apie tai, ar žmonės randa tavo kompaniją tada, kada ieško tavo konkurentų arba tavo kategorijos raktinių žodžių. Tai yra, jeigu aš ieškau geriausiai sportiniai bateliai bėgimui, ar jame bus tas prekinis ženklas, kurį parduoda tavo elektroninė parduotuvė, kuri parduoda sporto prekes. Ir būtent signalo kokybė yra tas reputacijos indeksas, kurį skaičiuoja RepSense sistema, pasiteldama begalę, reiškia, skirtingų data points, duomenų taškų ir, reiškia, ir naudojame savo algoritmą. Tai yra matuojama signalo kokybė, ar, reiškia, tie, kurie ieškos informacijos, galės tą informaciją rasti. Ok, judėkime toliau. Kaip tik turime slaidą, kuris parodo, labai gražiai apibūdina, kaip veikia RepSense algoritmas, tam pat suskaičiuoti tą vieną indeksą. Mūsų produktas yra skaičius, indeksas, kuris parodo tavo reputacijos internete kokybę. Įsivaizduokime, mes turime kompaniją, kuri veikia 5 regionuose. Pavyzdžiui, paimkime tai kompaniją, kuri veikia Skandinavijos šalyse, sakykime, Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Ar ne? Tikėtina, kad iš skirtingų šalių žmonės ieškodami informacijos apie mus, tą informaciją matys skirtingai. Google personalizuoja paieškos rezultatus pagal šalį, iš kurios yra atliekama paieška, ir pagal žmogaus, kuris atlikinėjo paiešką, būtent ankstesnę patirtį. Mes, reiškia, visą tai darom anonimiškai, tai yra nesocijuodami su jokia ankstesnė patirtimi, tam, kaip tai būtų, reiškia, žmogui, kuris ieško informacijos pirmą kartą. Ne? Taigi, mes turime 5 regionus, kuriuose bus skirtingi Google paieškos rezultatai. Dabar mums reikia atsižvelgti į skirtingų žmonių poreikius. Tai yra, ieškodami informacijos apie įsidarbinimo kompanijų ir ieškantis informacijos apie tai, kaip tapti kompanijos klientų, jie turės visiškai skirtingą intenciją rašydami raktinius žodžius. Vienu atveju galbūt aš ieškosiu darbo ir atlyginimo ir nežinau, karjeros galimybių, kitu atveju aš ieškosiu kokybės, pristatymų laiko, grąžinimo sąlygų. Ne? Taigi, mes turime 6 profilius, kurie dažniausiai būna CEO, tai yra, kas yra kompanijos vadovas ir ką jis yra viešai pasisakęs, ką galime rasti apie jį. Turime pirkėjo profilį su pirkėjo paieškos frazėmis, turime tą employer branding arba kompanijos potencialių darbuotojų paieškos frazės, ko ieškotų first look arba tas discovery view, kada lankytojai ieško tik tai tavo prekinio ženklo, ką jis ras. Investuotojų profilį, galbūt, kada ieškoma akcijų kainos, vertės, reiškia, sandorių ir panašiai. Ir tavo public profilį, kada, reiškia, ieškoma tavo kategorijos ir raktinių žodžių, tačiau nėra ieškomas pats brandas. Tai jeigu mes prie kiekvieno iš tų profilių pridėtume po 3 raktinius žodžius, ne, kurie būtų svarbus, sakykime, ten atlyginimas, karjera ir atlyginimas, karjera ir sakykime, darbo sąlygos, arba kurovės, ieškantiem darbo. Mes turime analizuoti 20 paieškos rezultatų
pagal kiekvieną raktinį žodį. Ar ne? 5 regionai, 6 profiliai, po 3 raktinius žodžius, po 20 paieškos rezultatų kiekvienam. Tai mes žiūrime į pirmus 2 Google paieškos puslapius, žiūrime, kas yra pirmame puslapyje ir kas yra antrame ir ar tai turi potencialo tapti pirmo puslapio paieškos rezultatas. Kodėl tai svarbu? Aišku, geriau turėti kiek įmanoma daugiau turinio pirmame puslapyje ir turinio, kurį tu gali kontroliuoti ir valdyti, nes žmogus, ieškodamas informacijos, iš 10 tikrai ras ant ko paspausti ir ko pasirinkti. Savotiškai yra juokaujama, kad geriausia vieta paslėpti lavoną yra Google rezultatų antrame puslapyje, nes tenai niekas nežiūri. Juokelis galbūt nėra naujas, bet žinau, vis dar juokingas. Taigi tu norėtume pakelti rezultatus į pirmą puslapį. Dabar kiekvienas paieškos rezultatas, tai Google Search Engine Result Page, ar ne, jisai turės skirtingus parametrus. Mes savo algoritmį naudojame 50 skirtingų parametrų nustatyti, kaip yra atvaizduojamas brandas, reiškia, ir susijusi raktiniai žodį tame puslapyje. Tai reiškia, skreiperis eina į kiekvieną iš tų puslapių, perskaito turinį jame, įvertina sentimentą, kokiu, reiškia, tas buvo tie raktiniai žodžiai panaudoti kombinacijos, kaip dažnai, kokioj vietoje, ar tai buvo padaryta antraštė ar tekste, ar tai buvo panaudota kartu su konkurentais, reiškia, arba galbūt buvo parašyta tik apie konkurentus, bet nebuvo parašyta prekinio ženklo. Ir tuos elgesio modelius algoritmas būtent sudėlioja ir suskaičiuoja iš to tą reputacijos indeksą, į kurį reikia, reiškia, kurį mes rodome savo klientams ir nuo kito mėnesio tikimės, kad tai jau pradės rodyti ir Kantar, reiškia, tyrimai. Mes bandėme įvertinti, kiek žmogui užtruktų darbą padaryti ir visgi tai yra 12 savaičių darbas vieno fizinio asmens darbo metu po 8 valandas nueiti ir, reiškia, išanalizuoti kiekvieną rezultatą, jeigu tai būtų apie 7,5 milijonų data points, kuris yra analizuojama per vieną raną. Tai aišku, kad kompiuterio pagalba čia, analizuojant tas reputacijas, yra didžiulis progresas, ko mes galbūt negalėjome daryti anksčiau, dėl ko galbūt ir nebuvo galimybės kompanijoms kaip mūsų atsirasti rinkoje. Yra 4 produktai, kurį mes šiuo metu siūlome rinkoje, tai nėra visos galimybės mūsų algoritmo, bet skaičiavimas Share of Search yra vienas iš naujausių produktų, kaip atsiliepia Kantaras, the most important metric you have never probably heard of. Labai svarbi metrikos dalis ir aš apie tai kalbėsiu būtent sekančiai mokymus 25 dieną. Mes ten skirsim didelį dėmesį Share of Search'ui ir kaip tai skaičiuojama ir kodėl tai yra vienas labiausių metrikų brand awareness kampanijoms. Taip, bet mes turime Discovery View, kuris rodo apie tai, kaip žmonės suranda tave, kada ieško susijusių raktinių žodžių iš tavo kategorijos, kai nežino tavo brando ir kaip jie atranda tave pirmą kartą. Taip pat mes turime labai fainą tą Represents indeksą, kurį mes ką tik išanalizavom, kur algoritmas suskaičiuoja aiškę vertę tavo reputacijai skalėje nuo -100 iki +100, tai reiškia nuo neigiamos iki labai labai teigiamos. Ir čia yra puikus dalykas pamatyti, kaip keičiasi reputacija, kada jūs su jie dirbate ir jie gerinat. Ir aišku, mes žinome, kad daugelis jūsų nemėgstate žiūrėti į skaičius ir darytis išvalgų patys. Todėl šiandien mes turim su dideliu Large Language Processing modeliu, panašiu į ChatGPT, sukūrė algoritmą, kuris generuoja automatinius išvalgas, ką reiktų daryti toliau, kad gerinti savo reputaciją, ką tu galėtum padaryti, kad pakeisti esamą situaciją ir improvinti ją, galvojant apie tai iš optimizavimo paieškos sistemos dalykų. Dalykas nėra super brangus, mes pradedame 190 eurų per mėnesį ir tai yra tai, kas leis jums stebėti vieną brandą vienoje šalyje. Ir aišku, kai jūs pamatysite iš to vertę, auksit, galima bus judėti ir toliau. Žinau, kad jeigu jūs dar šiandien po šito mokymo susisieksite su mūsų demo komanda, jie pasiūlys jums iki mėnesio pabaigos išbandyti Represents įrankį vos už 50 eurų per vieną šalį ir per vieną brandą. Taip kad pasinaudokite progą ir po šitų mokymų užsiregistruokite į demo versiją ir paminėkite, kad jūs buvote mokymas ir jūs gausite šitą pasiūlymą. Važiuokime toliau. Iš kur atsirado galimybė matuoti reputaciją? Ir tiesą sakant, buvo 3 faktoriai, kurie įvyko pastaraisiais metais, kas leido mums tą daryti. Pirmas dalykas, kompiuteriai turi suprasti tekstą.
ne tik tekstą, bet ir sentimentą. Tai yra, ar čia kalbama su ironija, ar čia kalbama juokaujant, ar čia negatyviai atsiliepiama, ar čia kažkas yra pasipiknęs to tekstu ir taip toliau. Ir 2021 metais atsiradė tokie įrankiai kaip Siri, Alexa, visokie personaliniai asistentai, su kuriais tu gali kalbėtis, jie jie naudoja tokį Natural Language Processing modelį, kuris yra dalis dirbtinio intelekto, būtent paversdami tavo kalbą tekstu ir tą tekstą suprasdami ir galėdami interpretuoti, atitinkamai duodami tos atsakymus. Staiga mes pradėjom galėti kalbėti su telefonais, duoti jiems užduotis, nustatyti reminderius, patikrinti, kas yra šaldytuve ir pagaliau tas Internet of Things pradėjo judėti priekį, nes atsirado būdas kalbėti su daiktais, kurie yra prijungti prie interneto. Ir antras faktorius ir labai svarbus visgi buvo karantinas. COVID metu daug kas išmokome gyventi internete, net ir tie, kurie turėjo minimaliai žinių susijusių su technologijomis, savotiškai galbūt netgi ignoravo jas, visgi buvom priversti ir dirbti, ir eiti į mokyklą, ir užsisakinėti maistą, ir bendrauti, ir pramogauti, ir didelė dalis žmonių įgavo technologijas mokėti naudotis tuom, kas kam duoda interneto pasaulis ir technologinės galimybės. Ir be to, tai atsirado galimybė, labai gera galimybė reikšti savo nuomonę apie dalykus. Daugelis žmonių išbandėme pirkimą internetu, tai tapo didelė mūsų gyvenimo dalimi ir šiandien prekės mieliau atvažiuoja pas mus namus, negu mes einame į parduotuvės. Tačiau tuo pačiu mes ir būdami nepatenkinti prekę arba paslaugą labai dažnai palikdavom atsiliepimą apie tai. Ir retas, kuris palieka gerą atsiliepimą. Dažniausiai atsiliepimai tampa neigiami, o neigiami atsiliepimai dažnai kenkia reputacijoms. Taigi staiga atsirado internete didelis kiekis duomenų susijusių su nuomonėmis, kurios ėmė įtakoti reputacijas vienų arba kitų prekės ženklų. Trečias dalykas ir, man atrodo, vienas stipriausių atsiradusių išpopuliarėjusių šiemet, nors atsiradusi technologija yra gana senai, tai yra OpenAI, didelis kalbos apdorojimo modelis ChatGPT. ChatGPT sugeba interpretuoti tekstą naudodamas tą patį Natural Language Processing modelį ir sukurti naują tekstą pagal tą poreikį, kurį tu jam suformuoji. Aišku, reikia rašyti tokius vadinamus chat promptus. Tai yra pateikti informaciją ChatGPT struktūruotai tam, kad jisai suprastų klausimą ir geriau arba efektyviau tą informaciją apdorotų. Tai yra susijęs su struktūra informacijos apdorojimu. Tačiau staiga mes turime įrankį, kuris yra pajėgus apdoroti iki 500 puslapių, juos susisteminti, sudėti vieną vietą ir parašyti sutrumpintą tekstą, apie ką tas turinys yra. Atitinkamai, tai leidžia mums išplėsti mūsų sukurtą tekstą į daugelį turinio vienetų. Reiškia, sukurti naują turinį, turint gerą idėją, jį modifikuoti keletą formatų, staiga atsirado puikiai galimybė. Ir tai yra puikiai galimybė kurti naujus SEO tekstus. Tekstus, kurie padės optimizuoti paieškos sistemoms. Netgi vienas iš promptų yra toksai, kad sukurk turinį, kuris Google paieškos rezultatuose bus reitinguojamas aukščiau negu šitas turinys, kuris dabar pirmo vietoje. Man tai yra vienas iš populiariausių promptų, kuriuos aš naudoju. Taigi, turime 3 dalykus. NLP, karantiną ir ChatGPT, kurie padaro didelį postūmį tam, kad mes galėtume dirbti su reputacijos tyrimais, nes staiga mes galime suprasti ne tik, kas yra subjektas, kurį analizuojam, bet ir kokiam sentimente tas subjektas yra atvaizduojamas. Tačiau, kada mes kalbame apie paieškos sistemas ir reputaciją, reiškia, internete, pirmas dalykas, ką reiktų daryti, tai atlikti paiešką ir pasižiūrėti, kas yra rašoma apie tavo prekės ženklą. Reiškia, kas yra puslapiuose, kurios yra tavo own media puslapiuose, kuriuos tu kontroliuoji, kas yra naujienų portaluose, kas yra socialiniuose tinkluose, kur tavo brandas yra paminėtas galbūt viename ar kitame kontekste atsiliepimuose, ypatingai atkreipti dėmesį į negatyvius atsiliepimus, kažkas, ką turėjo blogą nuomonę apie paslaugą ir sugalvoti strategiją, kaip tai spręsti, ir galbūt kitus šaltinius, kur tavo prekės ženklas yra paminėjimas. Jeigu atsukti truputį laiką atgal, kada aš pradėjau dirbti su paieškos sistemomis ir reputacijos analizė ir mes turim grįžti į 2008 metus, tai aš atsimenu labai puikų dalyką. Mes tai darydom rankiniu būdu, tiesiog googlindavom kiekvieną aktualų raktinį žodį, įsijungę inkognito naršyklę
Ir žiūrėdam kiekvieną šaltinį, skaitydam tekstą jame ir priskirdam tokius, reiškia, 3 parametrus. Sakydam, arba tas šaltinis turi teigiamą atsiliepimą, positive, arba neutral, tai reiškia, nei gerai, nei blogai, arba labai neigiamą sentimentą ir turinys yra neigiamas. Ir atitinkamai iš to galima buvo tada daryti strategijas, kurios sakytų, jeigu mes norime, kad turinys, kuris yra turi teigiamą sentimentą, būtų reitinguojamas aukščiau, mums reikia sukurti daugiau srauto į tą turinį ir pakelti jo pozicijas, atitinkamai išstumint tą turinį, kuris turi neigiamą sentimentą žemiau. Arba pasinaudoti kažkokiamis kitomis taktikomis, kaip tą dalyką padaryti. Tačiau anksčiau tai užtrukdavo, kaip sakant, 12 savaičių atlikti tą darbą. Dabar Resens tai daro per pusvalandį. Tai dar vienas technologijų progresas, kuris mus šiandien įgalina priiminėti sprendimus ir keisti savo reputacijas, nelaukiant ir neįdedant 1100 valandų darbams. Ir viskam tam visgi mes turime būti dėkingi už tam Natural Language Processing modulį, NLP dar vadinam, tai yra turbūt kitas NLP negu neurolingvistinis programavimas, tačiau NLP daro pagrindinį dalyką, jis leidžia mums žmonėms kalbėtis su kompiuteriais, su mašinomis ir mašinoms kalbėtis su mumis atgal. Tokios sistemos kaip dirbtinio intelekto sistemos kaip ChatGPT arba Google Bard arba naujos intelekto ir atviro kodo sistemos, čia Google'as pristatė visai nesenai labai įdomų produktą, kur tu gali pats susikurti savo dirbtinio intelekto robotą, man atrodo, vadinasi Backwind, skirtas studentams, kur tu gali savo užrašus iš mokslo ir nuorodas, kurias duoda dėstytojai, iš jo apmokyti tą dirbtinį intelektą ir tai taptų tavo pagalbininku mokantis ir studijuojant. Labai įdomus sprendimas, iš tiesų to galima naudoti ir savotiškai reikia tuos duomenys apmokyti. Ir iš tiesų tai čia atsiranda tokia situacija, kad apie 500 puslapio turinio gali būti vienu metu įkraunama į ChatGPT tam, kad jisai padarytų analizę ir duotų tą informaciją. Įsivaizduokit, kiek sutrumpėja laikas informacijos apdorojimo, jos analizės ir sukūrimo turinio kitų. Tai aišku, NLP yra technologija numeris 1, už ką mes turėtume būti dėkingi šitiems tyrimams. Dabar, kada mes kalbame apie Google paieškos rezultatus, arba mes kalbame pirmiausia apie skirtingumą tų paieškos rezultatų. Ir čia pas mane ekrane yra išdėstyti visokie skirtingi Google paieškos rezultatai, ką randa informacija apie jūs. Dažniausiai tavo paieškos rezultatų puslapyje, tame Search Result Page arba SERP, bus mokama Google Ads reklama, bus vaizdai, kažkokie imidžai, bus video, bus kažkas susijęs su žemėlapiais, susijęs su geografija, jeigu ten yra kažkoks fizinis adresas, bus knowledge graph apie dažniausiai užduodamus klausimus arba atsakymus į juos, bus Google naujienų rezultatai, jeigu kažkas bus paminėta naujienų portaluose apie mus. Taip pat dažnai bus social media rezultatai ir aišku įvairūs snippetai dar ir tokios Google technologijos kažkas. Ir visą tai reikia vertinti, snippetas gali būti, pavyzdžiui, reitingas iš 5 žvaigždučių, kiek jūs turite, 3 ar 4 ar 5, ar ne? Ir tada dar tie snippetai turi skirtingų rūšių, jie gali būti produkto snippetai, dažniausiai užduodamų klausimų, straipsnių, video, eventų, renginių, ir panašiai. Google'as savo paieškos rezultatų puslapį yra gerokai patiuninęs. Ir jeigu daug anksčiau, mes kalbame apie tiesiog informacijos sąrašą, tai šiandien mes matome labai praturtintą vaizdą, kuriame yra ir reklama, ir reitingai, ir nuorodos, ir imidžai, ir klientų palikti atsiliepimai, ir nuorodos. Tai yra daug skirtingų turinio vienetų, kuriuos reikia analizuoti, kalbant apie tavo reputaciją, nes tu nebegali skaityti tik tai Google paieškos rezultatus. Ir kai kalbam apie tai, kaip pagerinti tą reputaciją, vienas dažniausių atsakymų yra susitvarkykite savo SEO. Paimkite kokį nors vieną iš įrankių, kuris tai daro, ir tie įrankiai gali būti, SEMrush'as arba Ahrefs, kurie yra būtent SEO skirti įrankiai, ir pasižiūrėkite, kas ten pas jūs gerai, blogai, kokie raktiniai žodžiai jums aktualūs ir kur jūs gaunate pakankamai daug trafiko. Tačiau, ką propaguojame mes, yra ne Search Engine Optimization, o SERP Engineering,
kuris kalba apie tai, kad tu nori kontroliuoti ne tik, kad tavo puslapis būtų aukštai reitinguojamas Google paieškos rezultatuose. Tu nori dominuoti Google paieškos rezultatus tam, kad visi rezultatai Google paieškos puslapyje būtų tavo kontroliuojama informacija. Aišku, tai tendencinga, galbūt tai formuoja tam tikrą nuomonę, kur nėra šališkumo, tačiau biznis yra biznis ir galimybė mums komunikuoti taip, kad mes visur turėtume informaciją, kuri yra aktuali potencialiam pirkėjui, yra gera galimybė užimti kiek įmanoma daugiau to nekilnojamo turto Google paieškos puslapį. Ir štai yra geras pavyzdys iš Google, kaip jie tai daro, ar ne? Aš ieškojau Google AdWords, ne, reiškia Google produkto, kuris yra Google reklaminiai skelbimai. Žiūrėkit, pirmiausias, didžiausia ploto dalį sudaro mokama reklama. Google Ads yra site linkai 6 įdėti į visus skirtingus sprendimus. Tai reiškia, tai vizualiai sudaro apie 25-30% pirmo puslapio. Tikimybė, kad vartotojas paspaus čia, irgi yra daugmaž 3 iš 10. Reiškia, 3 iš 10 vartotojų paspaus būtent ant šitos viršutinės dalies. Tada mes turime pirmą Organic Search Result ir tai yra Wikipedijos rezultatas, ar ne? Toliau yra blogas, kuris yra AdWords blogas. Tada, reiškia, mes turime vėl socialinius tinklus ir Twitteris čia reitinguojasi gana aukštai. Tada mes turime dar kažkokį tai vieną šaltinį Perry Marsh Hall. Reiškia, tai bus kažkoks irgi, matyt, blogas kažkieno atsiliepimas, ar ne? Tada mes turime WordStream turinį ir tada atsiranda Google paieškos rezultatas susijęs su video, ar ne? Tutorialas, kažkoks guys, kaip daryti marketingą su Google AdWords. Visi šitie šaltiniai yra kontroliuojami, sukurti Google, surašyti informacijose buvo matyti, kad suderinta, patvirtinta pačio Google ir vienintelis galbūt šaltinis kaip Perry Marsh galėtų būti tas, kuris turėtų ten nepriklausomą nuo Google informaciją. Ar jūs nenorėtumėte to savo brandui? Ar jūs nenorėtumėte, kad 10 paieškos rezultatų visi jie vestų į konversiją, kurią jūs norit padaryti? Į šitą klausimą aš dar niekada neišgirdau atsakymą, ne. Judėkime toliau. Tai jeigu mes norime, reiškia, kažkokius tai, kaip mes lengvai galėtume pasiekti šitą tikslą? Kur yra tie low hanging fruits, kas yra, nuo ko pradėti, ne? Tai pirmiausia, jeigu jūsų verslas gali turėti kažkokius tai verslo informaciją, ne? Rekvizitai, žemėlapiai, yellow pages, reiškia, puslapiai. Būkite tenai, įdėkite savo informaciją į katalogus, įdėkite savo adresą, kontaktinę, pažiūrėkit, galbūt jau yra kažkokia informacija, kur jūs esate atvaizduojami iš viešųjų šaltinių, bet informacija nebūtinai yra nauja, atitinkanti ir nebūtinai naudoja raktinius žodžius, kurie jums yra aktualūs. Kurkite turinį, kuris būtų aktualus jūsų auditorijoms. Net jeigu tai nepateks į didžiausius naujienų portalus, bet jūs turite galimybę sukurti turinį su raktiniais žodžiais, kurių jie ieško ir jie jūs ras. Ir aišku, socialiniai tinklai turi didelę galimybę reitinguotis aukštai, dėl to net jeigu ir nesate labai aktyvus Twitter'e, turėkite Twitter'o tą handle. Susikurti kitus socialinius tinklus, LinkedIn, Facebooką, galbūt Pinterest, jeigu jūs dirbate su interjerais ir panašiai. Galbūt jūsų produktas labai sudėtingas ir Quora Digest būtų geras sprendimas, kur padėtų kitiems paaiškinti, ką jūs veikite. Išnaudokite tas galimybės, kurios gali reitinguotis aukštai ir būti pirmame puslapyje ir tada jūs kontroliuosite informaciją juose. Dabar antras dalykas yra reviews. Jūs gaunate atsiliepimus ir čia aš turiu keletą tokių pavyzdžių idėjas, tie atsiliepimai ne visą laiką būna geri. Tačiau pats blogiausias dalykas yra turėti tik tai vieną atsiliepimą ir jis bus neigiamas. Kai yra 2 atsiliepimai iš 50 neutralių arba teigiamų yra 2 neigiami, tai aiškiai tai pavadinsime someone's just having a bad day. Bet kai yra visi atsiliepimai neigiami ir jūs nieko nepadarėte su tuo, tai suponuoja, kad jūs visą laiką teiksite blogos kokybės paslaugą ir jūs nesate verti pasitikėjimų. Ir čia aš turiu 2 pavyzdžius idėjas. Vienas iš jų yra kompanija, kuri gavo atsiliepimą ir, man atrodo, tai yra restoranas, reiškia, kad gavo įvertinimą, kad, reiškia, nepatiko
kad nepatiko, kad buvo šalia grupelė žmonių, kurie triukšmavo, reiškia, ir buvo triukšminga, nors maistas buvo visai skanus, bet bendra patirtis nebuvo gera. Tai restorano savininkas atsakydamas, reiškia, į tą parašė, žiūrėk, mes džiaugiamės, kad jums patiko maistas, bet mes esame taverna ir pas mus čia, kaip ir viskas būna triukšminga dažniausiai, tačiau tiems, kurie nori ramybės, mes turime salę antrame aukšte ir sekantį kartą, kai jūs sugrįšite, paprašykite ir mes jums leisime tenai pabūti privačiu erdvėje. Jie išsprendė tą problemą atsakymu. Jisai neliko abejingas, atsakė į klausimą, netgi dar kartelį paantrino, kad jums džiaugiamės, kad jums patiko maistas ir išsprendė kliento problemą. Tačiau labai dažnai tai tampa tokiu automatiniu sprendimu, kad, reiškia, kai gauname neigiamą komentarą, sako, mūsų nuomonė labai svarbi, mes tam padarysim viską, kad ją išspręsti, susiekite mumis ir toliau. Ir tas antras komentaras buvo labai geras, kur jau parašytas update'as, kad tas general manager jam visai nerūpi, tai yra automatinis pranešimas, kuriais mes bandėm susisiekti, padaryti. Tai jeigu jūs jau veliatės į atsakymus į komentarus, tai darykite tai nuoširdžiai ir darykite tai iki galo, nepalikite tai automatiniams sistemoms. Ir aišku, reikia išnaudoti tas situacijas. Ne? Jeigu jūs kažkokį gavote negatyvią atsiliepimą, išnaudokite tai būdų pasmokyti. Pripažinkit, pasakykit, pasitaisim. Reiškia, atsakykite greitai. Neleiskite tą informaciją būti ilgai tenai, užmirštai ir nesureaguotojų. Būtinai reikia demonstruoti, kad jūs norite keistis, kad jūs supratote problemą ir, reiškia, jūs pasiruošę tą problemą keisti. Ir paverskite tokiu būdu negatyvius atsiliepimus, ne tik savo tobulėjimo galimybėmis, bet ir parodymu, kad jums rūpi vartotojai, kad jums rūpi jų nuomonė, reiškia, ir jūs darote tai, kad juos pakeisti. Ir aišku, čia nuoširdumas bus labai svarbus dalykas, reiškia, ir aišku, suprasti savo silpnasias vietas ir jų neslėpti, reiškia, jas pateikti viešai, labai dažnai suveiks labiau jūsų naudą. Tačiau kartais atsiranda tokių situacijų, kada neįmanoma sukovoti, kada neigiamos informacijos skleidėjas, jisai tiesiog yra pasiryžęs tą informaciją skleisti bet kuriuo atveju ir jie dažniausiai naudos tam tikro tipo naratyvus, kuriuos dar atkartos jų draugai ir kiti žmonės ir panašiai. Aš tik noriu pasakyti vieną paprastą dalyką ir tai gana tokia nesudėtinga taktika, kad jeigu yra raktinių žodžių kombinacijos, kurios naudojamos skleisti negatyvą, galbūt jūs galite išnaudoti tai savo reikmėms, panaudodami tą patį kontekstą, tik truputį kitaip sudėliodami tą naratyvą. Visada jūsų puslapis su jūsų prekės ženklu, jūsų brandu turi šansą reitinguotis aukščiau negu bet kuris kitas kanalas. Netgi pagal tas raktinių žodžių kombinacijos, kurios būtų iš esmės neigiamos, jūs galite savo puslapį padaryti SEO su tais raktiniais žodžiais, pakeldami jį aukščiau kitų ir pakeisdami naratyvą tame turinyje. Yra 3 būdai, kaip kovoti su Google paieškos rezultatais, kurie yra neigiami. Ir visi jie yra teisingi. Tiesą sakant, galbūt pats paskutinis tas ištrinimas iš paieškos rezultatų yra pats sudėtingiausias dalykas. Ir aišku, čia jūs galite pasinaudoti tą Europoje Right to be Forgotten, nusiųsti tokią cease and desist laišką, kuris sakytų, kad, reiškia, aš noriu pasinaudoti ten, man atrodo, Amerikoje tai vadinasi DMCA, Europoje GDPR teisę, būti užmirštam ir nenoriu, kad šitas turinio vienetas būtų asocijuojamas su mano, ten, reiškia, prekės ženklų arba vardu ir pavardė. Šitą taktiką nelabai rekomenduojama, nes kartais gali būti su tuo ir papildomų rizikų. Padarius tai neteisingai, tai gali ne tik tai suveikti ir blogiau, dar labiau pakenkti jūsų reputacijai, sakant, kad jūs bandot perrašyti istoriją, reiškia, ir panaikinti informacijos šaltinius. Tačiau jeigu informacija apie jūs yra patalpinta kažkokiame tai portale, galima pasižiūrėti to portalo taisyklės, ypatingai jeigu tai socialiniai tinklai, ir kai kurio tipo turinys iš esmės bus uždraustas. Tai reiškia, jeigu tai yra kažkoks harassment, arba reiškia kažkokie atsiliepimai, arba ten keiksmažodžiai, reiškia, arba yra priekabiavimas, arba kitos turinys, galima pasinaudoti tų portalų taisyklėmis ir išsireikalauti, kad jie patys pašalintų tą informaciją, reiškia, ir jinai nebūtų paskleista. Tai
Tai vienas sudėtingiausių galbūt būtų, bet ištrinti informaciją irgi galima. Tačiau gali būti, kad atsitinka taip, kad informacija patenka į didelio aukšto media ranko naujienų portalus. Ir sakykime, pasaulyje Lietuvos portalai, koks nors Delfis turės, reiškia, 8 iš 10 ar ten 7 iš 10 reitingą, kaip pavyzdžiui Bloomberg arba Forbes visą laiką turės 10 iš 10 reitingą. Reiškia. Ir čia geras pavyzdys, kada naudojant dirbtinį intelektą buvo sugeneruoti vaizdai tiek su popiežium, tiek su Donaldu Trumpu ir jie pateko į tos naujienų šaltinius. Ir tiesą sakant, kadangi tai buvo tokia naujiena, kuri daugelį užkabino, reiškia, dirbtinis intelektas ir įvykiai, reiškia, ir žmonės, kurie yra atpažįstami ir matomi, tai tapo žiūrimiausia naujiena. Ir vienu metu, kadangi popiežius tuo metu nevykdė kažkokios aktyvios veiklos, Donaldas Trumpas, tiesąkant, ten vyrė košį ir toliau, ir jis ten galų gale ir realiai buvo areštuotas, nors šitoje nuotraukai yra dirbtinio intelekto dar savaitę iki arešto. Reiškia, tas turinys outrenkino viską. Jisai buvo numeris 1 turinys tose naujienų portaluose. Ir jau patekus čia, tą informaciją pašalinti, nėra galimybės, nes čia yra freedom of speech, reiškia, tačiau sistemingai dirbant galima pakeisti netgi tai. Per santykius su žurnalistais, per galimybių išreikštimą, per kūrimą naujo turinio, per publikacijas, praėjus kažkiek tai laiko, naudojant tos pačius raktinius žodžius, tas pačias kombinacijas, galima sukurti naują turinį. Ir kadangi tai yra naujienos, kurios sensta ir nieko nėra seniau kaip vakar dienos laikraštis, ar ne, tai šitas naujienas turėtų pakeisti kitos naujienos, kurios bus naujesnės ir, reiškias, ir outrenkins šitos. Tai netgi tokiais atvejais yra galimybė judėti toliau, bet visą laiką negatyvų rezultatą galima nustumti žemiau, pakeičiant jį kokybišku rezultatu, kuris reitinguosis aukščiau. Tai yra duodant Google suprasti, kad šitas paieškos rezultatas yra labiau vertas būti numeris 1 negu tas, kuris buvo prieš tai. Ir čia, aišku, jūs galite išnaudoti visokius šaltinius kaip Wikipedia, socialiniai tinklai, ten Redditas, Review Society, Trustpilot ir panašiai, sukurdami tose platformose turinį, kurios pirmiausia turi gerą pasitikėjimą tarp paieškos sistemų, kurios jos iškels aukštai ir jeigu tai sujungti su viešųjų ryšių kampanijomis, kurios turėtų didesnį efektą, pirmiausia dėl informacijos paieškomumo, dėl to, kad sukuriant tam tikrą triukšmą, žmonės aktyviai įsitrauktų telefonus ir pradėtų tos informacijos ieškoti ir rastų tuos šaltinius, kuriuos jau juos sukūrėte, kurie siūstų teisingą signalą, tokiu būdu per ilgesnį laiką galima tą informaciją pakelti aukščiau ir iš to padaryti aktualų turinį. Dabar yra keletą būdų, kaip stebėti savo tą online presence. Ne? Ir vienas iš jų yra nueiti į Google ir nusistatyti Google Alerts, kad kiekvieną kartą, kai mano brandas yra paminimas arba atsiranda paieškos rezultatuose, man atsiųstų laišką su turinio vienetu ir kažkokiu būdu aš galėčiau tai pasianalizuoti. Tai vienas paprasčiausių, primityviausių būdų, tačiau kiekvieną kartą, kai atsiras informacija, jūs bent jau sužinosite, kad taip yra. Čia aš rodau screenshotą iš naujienų monitoringo įrankio, kurį turi RepSense, tai yra visos naujienos, kurios patenka į Google. Tame tarpe mes turime antraštės, turime nuorodas, turime sentimento vertinimą, kuris čia skirtingomis spalvomis bus atvaizduotas, kaip matote, nuo -45 ir 0 ir -58 ir nedaug čia tik tai turi teigiamų. Šiuo atveju čia yra kompanijos Revolut vertinimas ir kaip matote, aišku, jeigu pirmame ir antrame Google paieškos rezultato puslapyje tave kalba apie tai, kad tai yra scam, reiškės, ir ketvirtas rezultatas irgi yra scam, manau, kad tai nesukuria pasitikėjimo, reiškės, kompanija, ypatingai, kai tai rašo naujienų portalai, reiškės, ir paieškos šaltiniai, kurie turi aukštą media ranką. Aukštas media rankas reiškia, kad jie turi potencialo pasiekti didelę auditoriją. Ir didelis įsitraukimas į šitą turinį pakels juos aukščiau. Tai net jeigu tai yra ir 15 Google paieškos rezultate arba antrame puslapyje šalia to lavono, kurį mes paslėpėm 20 minučių atgal, tikėtina, kad tas lavonas išplauks į viršų, kaip pavasarį ištirpę ledai pakelia jos upėje. Taigi, RepSense appsas, man atrodo, vienintelis modernus media kampanijų performance stebėjimo įrankis šiuo metu esantis internete,
Kol kas mes neturime alternatyvų, kol kas nėra su kuo konkuruoti. Išbandykite šiandien, užsibukinkite demo ir mano kolegos Mykolas arba Robertas, o galbūt net ir aš parodysiu jums, kaip tai veikia su aktualiais duomenimis ir ką galima iš to pasiekti. Ir pabaigai norėčiau tokį padaryti apibendrinimą, kad pirmiausia, nuo ko reiktų pradėti, tai pirmiausia, susitvarkykite savo svetainę. Susitvarkykite, kad turinys juose būtų toks, kuris žmonėms būtų aktualus, geros kokybės ir atitiktų jų paieškos frazes. Išnaudokite tuos low hanging fruits, reiškia, arba easy wins su socialiniais tinklais, Wikipedia. Pradėkite kurti turinį šalia savo svetainės. Kontroliuokite kiek įmanoma daugiau šaltinių. Naratyvas. Jeigu jūs leidžiate reklaminės kampanijas kažkokias ir tokį naratyvą, kurį norite kontroliuoti, pažiūrėkite, kaip tas naratyvas atvaizduojamas jūsų turimuose kanaluose ir pasiruoškite tam geros kokybės signalų, kad kai žmonės ieškos informacijos apie jūs, jie jūs rastų. Ir reklaminės kampanijas, planuokite taip, kad, reiškia, pirmiausiai pasidarote tuos puslapius, kuriuos žmonės turės rasti ir tik tada leidžiat reklaminės kampanijas, kurios skatins paieškas ir srautą į jūsų sukurtus puslapius. Ir jeigu mes dabar, sakykime, pradėtume dirbti su RepSense, reputacijos tobulinimas jis neįvyksta iš karto. SEO projektai dažniausiai trunka nuo 6 iki 12 mėnesių. Šiuo atveju galbūt čianais dirbant su mumis tai vyksta kažkiek greičiau ir svarbu monitorinti tą procesą. Bet ką jūs gausite nuo pat pradžių, tai gausite esamos situacijos status quo su labai aiškiu įsivaizdavimu, o ką man daryti toliau, kad gerinti savo reputaciją. Ir aš tikiu, kad jau per mėnesį ar 2 ar 3 jūs būsite pasiruošę tiek turinio, su kurio galėsite užpildyti visus įmanomus Google paieškos rezultatus, kas yra ir jūsų indeksas kils, jūs kontroliuosite tą informaciją, kuri kalba apie jūs ir jūsų reputacija pradės gerėti. Tai yra brangu ir čia reiškia labai gerai, dar prieš 2000 metų pasakyta, ne, kad pinigai svarbu, bet reputacija svarbiau negu pinigai. Tai aš noriu padėkoti jums už šitą valandėlę praleistą kartu ir palinkėti geros dienos ir geros reputacijos. Prisijunkit prie mūsų YouTube kanale, paspauskit mygtuką subscribe, ateikite mokymus 25 ir 31 dienomis, arba bent jau užsiregistruokite juos ir jeigu praleisite video, mes atsiųsime jums. Ir taip pat užsibukinkite demo skirtą jums, kur vienas ant vieno mes papasakosime, kaip tai veikia, kaip tai gali įtakoti jūsų verslą ir kaip tai gali jums padėti. Geros popietės ir geros dienos.